Remdamasi savo šaltiniais Puerto Rike, aš pasakysiu, kad gal reikėjo tiesiog mažiau lakt prieš rungtynės ir daužyti televizorius viešbutyje. Ir čia dėja nėra mūsų scenaristų bajerius apie mažiau lakti ir raitytis. Nors iš kitos pusės tai puikiai proga prisiminti, kad be krepšinio egzistuoja ir kitos sporto šakos. Ruošimo stovyklai vasarą tavo individualiam darbė, sezono metu, ateinant į rinktinę stovyklą, elgiantis, laikantis kažkokios drausmės, disciplinos rinktinės stovyklai, lygiai tą pačiam čempionate. Tu turi vesti, bet Grigonis ar kas sakė, kad aš pavargau pralaimėti ir taip toliau ir aš dabar netaikau to Grigoniui, bet jeigu tu nori būti nugalėtojas, rinktinė, aš tikiu, jie nori būti nugalėtojai, jie svajoja būti nugalėtojai, olimpinės atrankos, galbūt medalių ir taip toliau, tu turi elgtis kaip nugalėtojas visur ir ne tik vasarą, ne tik pareiškimais, bet visur vesdamas save per tobulėjimą, per treniruotis, per discipliną. Ir tai yra labai svarbu ne tik sezono metu, bet ir vasarą, kaip tu ateini į rinktinę stovyklą, kaip tu elgiesi rinktinę stovyklai. Ar tu ten susirenki fainai praleis laiką, pabūt su savo hebra, pažais krepšinį ir kažką pažiūrėsim, kažką pamakaluosim, arba tu ateini ir sakai, žiūrėkit hebra, 8 metus mes absoliučiai nebuvom net arti jokio olimpinio apdovanojimo. Davai, biški, susikaupkim, susitelkim ir padarykim darbą. Susikaupkim, kiek čia tai buvo laiko, 2 savaitėm ir padarykim darbą. Patekim olimpiadą, žaisim prieš Lebroną Jamesą olimpinėse žaidynėse, paskutinės olimpinės žaidynės, tokia ikoninė žvaigždė. Kas iš to, kad pasakys, ką prieš Nikolą. Tada pateksiu, kad pasakysi. Ne apie pasakysi, apie savo mentalitetą, kaip tu vesi save į pasiruošimo stovyklą, į treniruotės ir koks tu būsi disciplinuotas, susitelkęs, locked in yra tas pasakymas šitam tikslui. Aš nematau šitos rinktinės locked in, man tai yra labiau gero vaibelio rinktinė negu karių nugalėtojų rinktinė, kurias aš matau kitose komandose. Bet ar tikrai, pažiūrėk, tarkim, Puerto Rikas, jie šoka aikštelį. Jie šoka, gal mes kaip tik kariai, susikaupkim, susitelkim, nusidažykim, blecha, armijoje, Pažiūrėk, ten Elvarado, Kiekvienai rinktinėje, matai, turi savo profilį, savo identitetą. Puerto Rikas yra chaoso komanda. Bet tu galvoji, kad mūsiškiai buvo nesusikaupę, nesusitelkę, nesusimotyvavę, atsipalaidavę. Aš taip nemanau. Aš manau, kad jie sakė, kad yra. Aš sakau, tu turi vesti save tokiose rungtynėse. Ir tai mes padarom kakų 22 su ispanais Europos čempionate. Kai reikia laimėti, mes favoritai, mes nieko negalim. Mes nieko negalim padaryti serbam 23 ketvirtfinalį. Tu nepadarysi kakų, jeigu su pasitikėjimu. 21 darom kakų savo žiūrovą. Nepadarysi kakų, jeigu su pasitikėjimu ateisi per visas. Pakalbam pavardėm, whatever. Ta prasme, šita pavardės skambėjo mūsų privačiuose pokalbiuose. Rokas Jokubaitis, ne? Jaunas bičas. Ok, gal iš jo nereikia per daug tikėtis. Bet ar Rokas Jokubaitis per 2 metus kažkur dėjo didžiulį žingsnį? Ar mes matom Roką Jokubaitį 24 kur kas užtikrintesnį žaidėją, negu mes matėm 22 metais, pavyzdžiui? Nematom ir Arklio, aišku, čia retorinių klausimų net nereikia. Taip, prastai atrodo. Ir čia tada aš irgi tu keli klausimą, ar čia ne taip, kad prastai, bet taip, kaip galvoju, kad netrodys. Galvoju, kad jau bus Šaras tokiu metu. Jo, ir žinai, ir ta klausimas, ar čia yra jau jo lubos, ar jis tų lubų nenori pasiekti? Ar jam užtenka to, ką jis dabar turi? Turbūt irgi yra klausimas, ko jis turi savęs paklausti. Tai čia turbūt trečias dalykas, aš manau, kad jis labai nori būti Šaru jau dabar ir tikrai tikėjosi, kad bus geriau patobulėjęs, bet manau, kad esminis dalykas, kad Barsa jam prasta vieta tą padaryti. Jisai Barsui turi tokią poziciją, kad ateina čia į rinktinę ir pasimato, kiek jis pagerėjo ar pablogėjo. Tai kai jisai žaidė Žalgirį ir dar prieš Šarą Barcelonai mes matėm, kaip jisai kyla į viršų. Šaras išėjo, paskutinis sezonas Barsui klaikus, jisai buvo pastumtas į paraštes, jis toks atėjo į Lietuvos rinktinę. Aš nekaltinčiau aplinkos, nekalbu tik apie Jokubaičio atvejį. Nekaltinčiau aplinkos, sakau, žiūrėčiau veidrodį ir klausčiau savęs, ar aš esu nugalėtojas už aikštės ribų ir ar ateinu į didžiąją sceną kaip nugalėtojas.